Dėkoju ir dėkoju už tai, kad pakvietėte. Tikrai labai atsiprašau, kad negaliu ten asmeniškai būti kartu su jumis, bet, na, žinote, sveikatos problemų negaliu pasirinkti. Taigi tikiuosi, toks pristatymas taip pat tiks. Taigi aš kalbėsiu apie tai, kaip besikeičianti medijų aplinka veda prie priešinimosi žiniomis. Galbūt aš pasidalysiu ne tiek optimistinę žinutę, bet tikiuosi, ji bus naudinga ir taip pat padės rengti strategijas, kaip įveikti tas problemas. Na, bet leiskite pradėti nuo tų laikų, kuriuos, ko gero, prisimenu aš, kaip ir jūs, dauguma jūsų, galbūt ne visi studentai, jaunieji studentai tą atsimintų, bet kažkada beveik visos naujienos apie politiką ir visuomenę atkeliaudavo iš žiniasklaidos priemonių. Tos naujienos buvo pristatomos nustatytų laikų, per radiją, per televiziją, nustatytose vietose. Informacija taip pat buvo vartojama nustatytose vietose. Dažniausiai tai būdavo mūsų namuose, kartu su draugais, šeimos nariais. Galbūt prisiminsite ir tą laiką, kai buvo naudojamasi stacionariais telefonais. Ir beveik visi tam tikroje geografinėje vietovėje buvo susidūrę su tomis pačiomis naujienomis. Galbūt skaitame tą patį laikraštį, klausėmės tų pačių transliacijų. Tačiau tie panašumai tarp iš įvairių informacijos šaltinių, jie buvo akivaizdus ir labiausiai buvo galima pamatyti tuos skirtumus būtent dėl to, kad jie buvo labai panašus tie informacijos šaltiniai. Žurnalistika, žiniasklaida, atsiprašau, pasikeitė jos aplinka. Pereita prie nuo mažai pasirinkimų teikiančių iki didelį pasirinkimų kiekį siūlančių medijų aplinkos, nuo transliacijos iki hibridinių skaitmeninių medijų sistemų, nuo iki nustatyto termino rengiamos iki realaus laiko žurnalistikos. Žurnalistai turi nedaug laiko, kad patikrintų faktus, kalbėtų su įvairiais informacijos šaltiniais ir apgalvotų viską prieš paskelbiant informaciją. Taip pat susidurėme su ta situacija, kuomet žiniasklaida, kuri kažkada būdavo prieigos prie informacijos valdytoja, dabar yra tapusi prieigos prie informacijos stebėtoja, kuri tik tai stebi, kaip žmonės pasiekia tą informaciją, bet nelabai ką gali pakeisti. Būtent todėl mes kaip piliečiai dabar daugiausiai susidurime ne tiek su profesionalia žurnalistika, kiek su į rinką orientuota ir galbūt piliečių žurnalistika, kur kalbame ne visai apie žurnalizmą. Na ir kuo daugiau tos žiniasklaidos, su kuria mums tenka susidurti, dažniausiai tai yra ne naujienų žiniasklaida, o ir nežinių žiniasklaida. Labai daug žiniasklaidos bendrovių turi motininės bendrovės, kurios neturi nieko bendro su žiniasklaida, kurių tikslas yra gauti pelną. Ne tik socialinėje žiniasklaidoje, ne tik kitose platformose, taip pat reikia pastebėti, jog redaktoriai taip pat praranda savo galią ir pirmenybę ima tam tikri algoritmai. Tokie pasikeitimai iš esmės yra atsiradę per pastaruosius 30 metų. Tai yra ganėtinai trumpas laikotarpis, tą turėčiau pabrėžti, nes tą revoliuciją mes matėme jau nuo pat pradžių ir nežinojome, prie ko jį prives, bet tikrai galime būti tikri, kad žiniasklaidos priemonių pasiūla tikrai padidės, atsiras nauji rinkos veikėjai, įvairios žiniasklaidos priemonės. Taip pat didėja ir žiniasklaidos priemonių pasiūla, bet mažėja ir žurnalistikos pasiūla. Žiniasklaida yra tarsi priemonė, o žurnalistika labiau yra susijusi su turiniu, kuris yra reikalingas žmonėms, ne tik tas turinys, kurio jie nori.
tam, kad galėtų laisvai priimti sprendimus, formuoti savo įsitikinimus. Taip pat didėja ir ekonominis spaudimas žiniasklaidai, o tai reiškia, kad daugeliu atveju mažėja ir žurnalistikos ar žiniasklaidos priemonių kokybė. Ir būtent dėl didėjančio ekonominio spaudimo prastėja ir žurnalistikos kokybė. Taip pat atsiranda galimybė apeiti žurnalistinę žiniasklaidą. Žurnalistinė žiniasklaida nebeturi galimybių rinktis, priimti tam tikrus sprendimus, tačiau taip pat atsiranda ir erdvės ir tokiems veikėjams, kurie gali prisidėti ir prie dezinformacijos. Taip pat didėja kokybės skirtumai tarp informacijos šaltinių. Čia galima kalbėti ne tik apie įvairius naujienų žiniasklaidos šaltinius, bet taip pat ir apie internetinės žiniasklaidos priemonės. Skaitmeninimas kone visiems sudarė galimybės rasti ir labai geros kokybės informacijos, tačiau ne ką mažiau svarbu paminėti ir kad taip pat daugėja ir nekokybiškos informacijos ir labai dažnai būtent ta informacija ir labiau domina kitus. Tad dėl to atsiranda tam tikras disbalansas, dėl kurio nukenčia aukštos kokybės informacija. Taip pat daugelis tos informacijos yra kontroliuojama įvairių algoritmų. Tačiau mes nelabai daug turime informacijos apie tai, kaip tie algoritmai veikia. Tad kažkada buvo tokia situacija, kur žmonės buvo apmokyti, vertinti įvairią informaciją, atskirti, kur yra tiesa, prieš pranešant tą informaciją. Dabar ta informacija yra atrenkama pagal tam tikrus algoritmus. Tuo pat metu didėja ir partinės arba konkrečios grupės informacijos, kaip politinės partijos gali tiesiog apeiti tradicinės žiniasklaidos priemonės. Dar yra ir alternatyvios žiniasklaidos priemonės, yra ir propagandos šaltinių, kurie taip pat yra užsimaskavę kaip pagrindinės žiniasklaidos priemonės. Taigi, dėl to yra dar susiduriama ir su klaidingos informacijos ir dezinformacijos pasiūlos išaugimu. Informacijos, kurios tikslas yra suklaidinti, apgauti žmones. Didžioji dalis dezinformacijos yra užmaskuota kaip kažkokia kitokia informacija. Būtent todėl mes tokią informaciją vadiname melagingomis naujienomis, nes jie atrodo kaip informacija, kaip žinios, kaip teisinga informacija, tačiau ji yra parengta tam, kad būtų gautas tam tikras ekonominis ar politinis interesas pasitelkiant ją. Taigi, nenuostabu, kad daugelis piliečių gali jausti pasimetę, nes tos informacijos yra gausybė. Ta informacija ateina iš įvairių šaltinių, tad tenka gebėti atsirinkti, kuri informacija yra teisinga. Ir tą padaryti daugelį žmonių yra sudėtinga. Tai lemia ir tai, kaip mes elgiamės. Yra daug kalbama apie pasirinkimo laisvę ir taip turi būti, tačiau svarbus yra ne tik pasirinkimo laisvė. Jeigu paprastai kalbant, tai kuo yra didesnis žiniasklaidos priemonių pasirinkimas, tuo labiau žmonės yra priversti rinktis, gebėti atsirinkti. Tai jau kalbam ne apie laisvą pasirinkimą. Ir taip pat, kuo labiau žmonės turi gebėti atsirinkti informaciją, tuo svarbesni tampa jų individuali motyvacija ir sugebėjimai. Jeigu prisimintume, kažkada dauguma žmonių stebėjo transliuojamas per televiziją naujienas, politiniai interesai
žmonės tuo metu nelabai domino. Dauguma žmonių pasikliauja tais pačiais naujienų šaltiniais. Tais laikais žmonės tiesiog turėjo galimybę pasikliauti tą informaciją, kuri jas pasiekdavo. Tačiau dabar tie, kurie, tarkim, domisi politika, jie gali rinktis vartoti daugiau informacijos, tuo tarpu tie, kurie mažiau domisi politika, gali tiesiog pasirinkti vartoti žiniasklaidą, nevartodami tuo pat metu ir konkrečių naujienų. Taigi, svarbus ir gebėjimai žmonių. Čia kalbame apie gebėjimą įvertinti informacijos teisingumą. Taigi, iš esmės, galima sakyti, kad kuo svarbesni žmonių motyvacija ir gebėjimai tampa, tuo didesni naudojimosi žiniasklaidos skirtumai tampa. Žiniasklaida yra tai, kas padeda formuoti mūsų požiūrį, mūsų nuomonę, mūsų įsitikinimus. Tad skirtumai naudojantis žiniasklaidą taip pat lems ir skirtumus, požiūrių skirtumus, nuomonių skirtumus. Ir čia galime kalbėti apie iššūkį, prie kurio prieiname. Svarbu yra žinoti tai, kad tie pokyčiai, apie kuriuos aš dabar kalbu, tai yra pokyčiai, kurie yra susiję su žiniasklaidos priemonių aplinkos pasikeitimu. Tačiau patys žmonės tai nepasikeitė. Mūsų smegenys iš esmės yra tos pačios, kokios jos buvo išsivysčiusios dar ir, tarkim, akmens amžiuje, kuomet mes gal neturėjome išmanaus telefono, bet mokėjome naudotis akmeniu, pasitelkti jį. Taip mes tarpusavyje bendraujame, sąveikaujame ir tai yra labai svarbu. Taip pat turime labai ribotą galimybę apdoroti informaciją. Mūsų gebėjimas apdoroti informaciją neišaugo priešingai negu turimas informacijos kiekis. Ir neketinu nieko įžeisti, bet mes esame visi kognityviniai skurdžiai. Kitaip sakant, mums, tiesą pasakius, nelabai iki galo ir rūpi, ar mes suprantame iki galo kažką ar ne. Svarbiausia yra, ką mes jaučiame kažką suprasdami. Tad, kuomet mes didame tą spaudimą pajusti kažką, mes tiesiog nustojame toliau tuo domėtis, nes mes turime taupyti savo protinę energiją, smegenų energiją. Mes negalime apdoroti visos tos informacijos, kuri egzistuoja visame pasaulyje. Tad mes dažniausiai pajutę, kad kažką mes, nutuokiame, suprantame, ties to ir sustojame ir pernelyg toliau nebesigiliname, taupydami energiją. Taip pat mes visi esame linkę mėgti tą informaciją, kuri patvirtina mūsų jau turimus įsitikinimus. Paprastai tai, ką mes jau ir taip priimame, suprantame, jį tiesiog mus psichologiškai guodžia. Tačiau jeigu ta informacija kyla iš žiniasklaidos priemonių ar iš šeimos narių, kuri netitinka mūsų įsitikinimų, apdoroti tokią informaciją tampa gan sudėtinga, emociškai bei kitaip. Tad dėl to mes esame linkę labiau domėtis tą informaciją, kuri patvirtina mūsų jau turimus įsitikinimus, ir mes labiau pasikliaujame tą informaciją, kuri patvirtina mūsų turimus įsitikinimus. Ir juo labiau pasitikime tą informaciją, kur yra gaunama iš grupių, su kuriomis mes taip pat tapatinamės. Tai yra tie iššūkiai, su kuriais susiduria žiniasklaida. Tai yra priešinimasis žinioms. Tai yra problema ir iš demokratinės perspektyvos, nes žmonės jaučiasi esantis pakankamai informuoti, kad galėtų formuoti tam tikras nuomonės, kad tinkama kryptimi
orientuotųsi visuomenėje tam, kad priverstų galinguosius būti atskaitingais. Tačiau daugeliu klausimų žmonės nėra pakankamai informuoti. Bet tai nėra didžiausia problema. Didžiausia problema yra ta, kad daugeliu žmonių mano, kad jie išmano faktus, bet taip nėra, nes jie žino neteisingus faktus. Ir taip pat dar yra svarbi ir ta kombinacija tarp klaidingos informacijos ir jų pačių subjektyvių įsitikinimų. Kitaip sakant, mes domimės tą informaciją, kuri patvirtina mūsų įsitikinimus, tačiau dauguma mūsų didžiąją laiko dalį labiau domimės būtent tą informaciją, kuri patvirtina mūsų įsitikinimus, užuot domintis tą informaciją, kuri iš tiesų yra teisinga. Goal is to be accurate and directional motivated reasoning, where the most important motivation is to arrive at a particular conclusion. And our cognitive biases means that we are oftentimes more motivated. Kognityvus subjektyvumas lemia tai, jog mes esame linkę prieiti prie tų išvadų, kurios labiau patvirtina mūsų įsitikinimus, užuot tų, kurios yra paremtas teisinga informacija. Būtent todėl žmonės yra labiau linkę priešintis žinioms. Na, apibrėžti priešinimą žinioms siaurąja prasme būtų galima taip. Tai yra epistemiškai iracionalus atsakas į prieinamus įrodymus. Ta galima atkreipti dėmesį ir šioje karikatūroje. Yra ant tos didžiosios sienos rodomas tas didelis nepasitenkinimas tam tikrą informaciją, tačiau štai tas vyrukas rodo į tą mažą nedidelę detalę, kurioje yra tam tikri faktai patvirtinantis tam tikrą informaciją. Ir svarbiausia, tik ta mažytė dalis, kuri patvirtina tai, kuo jau ir taip žmogus tiki. Taip pat, jeigu kalbėtume apie priešinimąsi žinioms, platesniąja prasme, tai yra kryptingas, selektyvus informacijos vengimas, nepasitikėjimas tam tikrais informacijos šaltiniais. Na, arba tai būtų galima pavadinti kitaip. Dažnai mums leidžia rinktis žiniasklaidos priemonės, kurios patvirtina mūsų įsitikinimus, mūsų vertybės. Žmonės dažnai retai kreipiasi informacijos į tuos informacijos šaltinius, kurie nepatvirtina jų įsitikinimų. Mes tikime tą informaciją, kuri atitinka mūsų įsitikinimus, nes tai mus patikina psichologinė prasme. Ir čia labai svarbu atskirti, kur yra įsitikinimai, o kur yra požiūriai. Mes visi suprantame, jog visi gali turėti skirtingas nuomonės, tai yra visiškai normalu. Kartai žmonės nori mažesnių mokesčių, kiti nori didesnių, vieni nori pasisako už išlaidų gynybai didinimą, kiti prieštarauja tam, tai yra susijęs su vertybėmis, įsitikinimais. Tačiau, kai kalbame apie įsitikinimus, tai čia jau mes turime remtis faktais. Vieniems žmonėms žemė yra apvali, kitiems yra plokščia, tačiau vieni faktai yra teisingi, o kiti ne. Ir tuomet yra labai sunku rasti kompromisą ir susitarti, nes vieni tiki vienu, kiti kitu, nors vienas dalykas yra teisingas, o kitas ne. Tokiose diskusijose, kuomet kažkas mano, jog jos kaltina esant neteisingais, žmonės reaguoja visai kitaip. Kai kažkas sako, kad jūsų nuomonė yra neteisinga, na, mes galime su tuo susitaikyti. Tačiau kai kažkas pasako, kad jūs esate neteisus, tai tuomet mes jau pradedame permastyti savo asmenybę, savo suvokimus ir dėl to pradedame į tokias replikas reaguoti emocionaliai. Na ir čia yra svarbu
suvokti, kad šioje aplinkoje, kur turime daug žiniasklaidos priemonių, pasirinkimo galimybių, čia konfliktuoja įvairios logikos tarp įvairių informacinių šaltinių. Tai yra susiję su įvairiais informacijos šaltinių tiekėjais, tarp kurių gali būti ir propagandinių šaltinių. Šioje lentelėje galite pamatyti tuos skirtumus tarp žiniasklaidos, kuri remiasi realybę, kuri tikrina, kas yra realybėje, ir informacijos, kuri yra susijusi su propaganda. Ta informacija, kuri yra susijusi su faktų patikrinimu realybėje, ji siekia patikrinti faktus, remiasi žurnalistinėmis vertybėmis, teikia šviežias naujienas, pačias naujausias naujienas. Ir tos informacijos kokybė ar naujienų pateikiamų kokybė taip pat yra labai svarbi. Santykis su dezinformacija tokioje žurnalistikoje yra toks, jog yra vengiama skleisti dezinformaciją, stengiamasi pateikti teisingą informaciją ir kritikuojami kiti, kurie užsiema dezinformaciją. Tai būtų bendras toks apibūdinimas tokios žiniasklaidos priemonės. Žinoma, įvairios žiniasklaidos priemonės taip pat gali padaryti klaidų, tačiau jų tikslas, jų paskirtis yra teikti teisingą informaciją ir atskirti teisingą informaciją nuo neteisingos ar paneigti neteisingąją. Jie taip pat remiasi ir statistika ar kitais įrodymais, dažniausiai oficialiais, autoritetingais šaltiniais, neabejotinais šaltiniais. Taip pat siekiama pasitelkti patikrintą, patikimą informaciją. Tai iš esmės apibūdina tą žurnalistinę žiniasklaidą, kuri, galbūt ne visuomet sėkmingai dirba, tačiau būtent toks yra jos tikslas. Žiniasklaida, kuri naudojasi galimybėmis skleisti propagandą, dažniausiai yra tokia, kuri laikosi tam tikrų partinių linijų, politinių linijų. Jie vadovaujasi politinėmis vertybėmis ir dažniausiai pateikia tokią informaciją, kuri patvirtina ir tam tikrų partijų pozicijas. Tokiu atveju dažnai yra skleidžiama dezinformacija. Jiems teisinga informacija yra mažiau svarbi. Svarbiausia yra neteisinga informacija, kuri atitiktų tam tikrus politinius tikslus. Jie gali diskutuoti tam tikrais jų skelbiamais dalykais, tačiau jeigu tai atitinka jų partinius tikslus, jie vis tiek skelbs tokią informaciją, kuri jiems yra naudinga. Jeigu yra informacijos, kuri patvirtina tam tikrą politinį naratyvą, tokią informaciją jie pateikia kaip teisingą. Tačiau jeigu ta informacija kritikuoja tam tikrus jų politinius naratyvus, tokią informaciją jie kvestionuos, pateiks ją kaip nepatikimą, užsipuls mokslininkus ar pareigūnus ar institucijas, kurie pateikia tą mokslų pagrįstą informaciją. Ir jie yra linkę tvirtinti auditorijai savo, kad mes jūs pasitikime, mes norime teikti jums informaciją, kuri taip pat atlieptų ir jūsų politinius, ideologinius požiūrius, kad domėkitės mumis. Tokia būtų jų pagrindinė žinutė. Aišku, ir tam tikrų stilistikos skirtumų, tačiau svarbu yra tai, jog būtent tokios yra dvi skirtingos logikos ir būtent jomis remiantis yra skleidžiama informacija. Taigi pagal žiniasklaidą, kur išnaudoja propagandą, būtent jie atrodo štai taip. Tad mes susidurėme su tuo tokiu uždaru, užburtų ratu, kur yra politinė, alternatyvi žiniasklaida, yra socialinė žiniasklaida, kurie daugiau išnaudoja propagandą,
užuot pasitelkdami realistinę žurnalistiką. Tad atsiranda daugiau galimybių skleisti neteisingą informaciją ir tokiu būdu didėja susipriešinimas. O kai kalbame apie tą susipriešinimą arba polarizaciją, čia svarbu atskirti kelis dalykus. Mes kalbame ne tik apie politinę polarizaciją, bet taip pat ir apie tai, koks susipriešinimas atsiranda tarp skirtingų grupių. Svarbi yra emocinė polarizacija, kaip mes jaučiamės dėl vienos ar kitos grupės. Ir episteminė polarizacija, taip pat reikėtų ją išskirti. Tai yra tai, kaip mes skirtingai suvokiame realybę. Tad didėjantis polarizavimas, politizavimas didina poreikį domėtis įvairiais įsitikinimais, net jeigu jie yra paremti ir klaidinga informacija, klaidinančia informacija. Dėl to ta polarizacija tik dar labiau didėja. Na, galbūt tai nėra labai džiuginanti informacija, bet reikia apie tai pradėti galvoti. Mes turime suprasti tą pasipriešinimą žinioms ir priežastis. Tai priklauso nuo teikimo informacijos gavimo. Taip pat reikia suprasti, kaip žmonės pasitikė informaciją iš skirtingų šaltinių ir kaip tai sąveikauja su žmonių tapatybė ir jų šališkumu. Taigi, tai reiškia, kad pasipriešinimo žinioms problema priklauso nuo požiūrį atitinkančios net melagingos ir klaidinančios informacijos pasiūlos ir paklausos ryšio. Ir iš tikrųjų šios problemos neįmanoma išspręsti tik kreipiant dėmesį į pasiūlą ar vien paklausą. Taigi, kaip mums šią problemą spręsti? Taigi, vienas iš būdų yra būtent ieškoti ir susitelkti į informacijos pasiūlą, ieškoti, kas yra atsakingas už klaidingos informacijos ir dezinformacijos skleidimą. Žiūrėti, kas skleidžia tokią informaciją. Tai gali būti vidaus politikai, ekspertai, užsienio šalis arba tam tikri piliečiai, kurie mano, kad kažkas yra teisinga, bet iš tikrųjų taip nėra. Mes taip pat turime kalbėti apie galimybę gauti informaciją ir suprasti, kodėl tam tikros grupės asmenų ieško tokių informacijos šaltinių, kurio didesnė tikimybė susidurti su dezinformacija. Todėl mes suprantame, kad žmonių motyvacija gali skirtis ir visiems vienoda logika netinka. Skirtingų žmonių motyvacija visiškai skiriasi. Labai svarbu suprasti, su kokiuose šaltiniuose susidurima su dezinformacija. Taip pat nustatyti būdus, kaip pažaboti dezinformacijos poveikį, paskatinti taip pat siekį gauti informaciją iš patikimų šaltinių ir tai daryti vienu metu. Ir aš norėčiau iš dalies jūs perspėti, kalbant apie žiniasklaidos raštingumą, tai reiškia, kad mes turime padėti žmonėms gebėti surasti nepatikimą informaciją, ją apibrėžti. Ir taip pat kartai žmonės gali tapti pernelyg kritiški ir visiškai nepasitikėti jokia informacija. Todėl mes turime ugdyti žmonių skeptiškumą tiek siekia pasitikėti ir nepasitikėti informaciją. Ir galiausiai, kodėl žmonės pasitikė vienais šaltiniais. Ir čia yra įvairūs faktoriai, kurie tinka vienoms ar kitoms grupėms. Tai gali būti įvairūs politikai, šališkumo priežastis.
decrease the likelihood that people come to believe in misinformation and increase the likelihood that people believe in evidence. Mes taip pat turime padidinti tikimybę, kad žmonės pasitikėtų ne klaidinančią informaciją, bet įrodymais. Mes turime mokyti žmonės žiniasklaidos raštingumo apie patikimus šaltinius, taip pat suprasti psichologinį šališkumą. Tam, kad žmonės gebėtų kritikuoti ir kritiškai priimti informaciją, ne tik tą, kuri atitinka jų įsitikinimus, bet ir apskritai informaciją. Taigi, darant išvadą, žinių pasipriešinimas nepadidėjo, ne žmonės pasikeitė, bet pasikeitė žiniasklaidos aplinka. Taigi, iš tikrųjų pasikeitė žiniasklaida ir politinė komunikacija, o politinė komunikacija yra problemos kertinė dalis ir jo problemos sprendimo kertinė dalis. Iš tikrųjų, šią problemą galima išspręsti, tačiau tam reikia bendrų pastangų nukreiptų tiek į įsitikinimus atitinkančios informacijos pasiūlą, tiek į jos paklausą, net jei tokia informacija yra klaidinanti ir neteisinga. Aišku, žmonės sukūrė problemą, bet taip pat manau, kad žmonės gali surasti jos sprendimą. Taigi mes turime susitelkti į informacijos paklausą ir pasiūlą. Ačiū už dėmesį.